Šiandien tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie mąstymo klaidas versle ir paliesime nuostatą gilinuosi tik į tai, ką išmanau. Dažnai verslo valdymas yra suprantamas per siaurai. Versle svarbu gebėti matyti visumą, suprasti, kaip veikia sistema, o tam reikia daugiau įgūdžių, žinių, net ir tuose sritise, kurios mums atrodo neįdomios arba yra labai sudėtingos. Ar galima auginti verslą, jei giliniesi tik į tai, ką supranti, kas trukdo pripažinti savo išmanimo ribas, kodėl sunku keistis? Kodėl vadovui svarbu matyti verslo visumą. Laidoje dalyvauja Gvidas Drobužas, vienos didžiausių šalyje infrastruktūros įmonių HISK valdybos pirmininkas ir bendraturtis, įmonės Joko Packaging savininkas. Labas, Gvidai. Sveiki. Labai džiaugiuosi, kad tu atėjai į laidą ir mūsų laidos kontekstas pasidalinti patirtim, ką verslo žmonės per eilę metų yra supratę. Ir mes su tavim išsigryninam tokią temą, kad žmonės nelinkę gilintis į tai, ko jie neišmano. Ir labai norisi paklausti, kokią tavo istorija, kaip tu pradėjai gilintis į tai, kur tau atrodė, čia ne tau, čia tau nereikia. Aš prisimenu maždaug prieš 25 metus, kada nusipirkom PST akcijas. PST. Didžiausias statybos kompanija. Ir kaip čia valdybą išrinkom, pradėjom kaip čia gilinti, žiūrėti ir ateidavo finansų direktorius, ir skaičiais žangliruoja, ten rodo, čia taip, sėdi, ten kokius gal 2-3 metus ten pritari, čia dar padiskutuoja, įskaita ir po to buvo toks momentas, kad aš supratau, kad aš nelabai ką suprantu. Taip. Apsimeti, gal kad ten kažką, tau tuo metu atrodė, kad tu kažką ten supranti, žinai, bet pasirodo, kad tu, iš esmės nelabai ką supranti. Tai man pasidarė gėda, ir aš nusipirkau knygutę, ploną tokią, nežinau, pigiai sumokėjau, buhalterinę apskaitą. Ir pradėjau skaityti ir nuo to laiko, kaip čia, aš ten, kur einu, ką darau arba kur prisiliečiu, aš bandau visą laiką įsigilinti detalės. Nes man tai leidžia geriau susikalbėti su žmonėmis, kuriais vis tiek įmonė tai nėra kaip čia vien finansistai, ar ten vien pardavėjai, ar ten vien kažkokie gamybininkai. Tai įmonė susideda iš eilė procesų, tai jeigu tu negali apie tuos procesus kalbėti, kaip čia, profesionalų, aišku, tu gal ten visą laiką nebūsi jau tokia gilio, kaip jie išmano, bet jeigu tu negali su jais jų girdėti ir suprasti, ta prasme, man atrodo, kad tai yra labai, kaip čia, labai negerai. Yeah. Bet čia man taip atrodo. Žinai, man dabar ateina tokia keista mintis ir gal ne visai iš to mūsų konteksto, bet norisi tai išsakyti, tai yra labai panašiai kaip su ChatGPT. Jeigu tu ChatGPT užduodi, kad ir protingiausią klausimą, geriausią promptą, užklausą padarai į sritį, kurioje tu neturi supratimo, tai tu kaip gauni atsakymą, tiesiog jo ir patiki. Ir tikrai per paskutinius metus esu turėjusi keletą tokių gėdos dalykų, kur aš supratau, kad negalima taip daryti. Tai čia labai keistai skamba, bet greičiausia tas pats yra ir su generalinio vadovo pozicija, kaip jisai po savim turi vadovus ir užduoda tam tikrus klausimus, ir jeigu jis neturi supratimo tam tikros srities, tai čia tas atsakymas, kai tau gali pasakyti, ką pasakyti, o sprendimus tai priemi tu. Dėja, bet taip yra. Aš dar noriu tavęs paprašyti, pasakyti tą klausimą, kurį tu man uždavei telefonu, kaip tu testuoji, ar vidutinės įmonės savininkas yra pasirengęs
augti. Man tas klausimas buvo netikėta, aš apie save susimąsčiau. Susimąstė. Nu, bet, Rasa, bet žiūrėk, aš tavęs paklausiu ir kitą klausimą. Ne, tu dabar užduok tą patį, kad žinių radijo klausytojai. Aš užduosiu, bet aš tavęs paklausiu kitą klausimą. Kokią tu apyvartą padarai? Tu sakei, galim skaičius įvardinti, ne? Nu, nesvarbu, jo. Nu, maždaug pasakysim, Jo, 5 milijonus, Jo, jo, žinai, jo. ir uždirbi 5 milijonus. Jo, ane? jo. Bet čia, nu, ne iš tos veiklos, Jo, jo, aišku, jo, ne jo. iš radijos, Jo, jo, bet jo, iš jo. kitos, kur Taip. tu irgi daug metų užsiemi. Taip. Tai aš, jis, kas praeitais metais padarė ten virš 100 milijonų Taip. ir uždirba ten 1%. Tai, Nu, ta prasme, mes palyginom, kad tas Nu, taip. uždarbis yra labai, taip. jisai nepriklauso nuo apyvartos, nes pelningumas kitas gali būti visai kitas skaičius. nu tai va, tai bet gal, kaip čia, gal žinojimus irgi, gal negerai, gal nežinai ir varai, kaip prieš 35 metų, nu, nežinai ir varai. Da, va, o Aš dar noriu grįžti prie tos minties, kur tu tą palyginimą padarai, uždavė man klausimą, kad mano uždarbis ten yra 10% ir lyginant su įsku 1%. Ir ką tu turėjai mintyje? Kodėl tą klausimą, tą palyginimą uždavė? ne, tai aš žinau, kelintoj klasėje apskaitomi pinigai, o tau uždaviau klausimą, kurioj klasėje apskaitomi pinigai. Nu. Taip. Nu, tai... Ir aš tavęs paklausiau, o kas yra ta klasė? Ir po to net pati nepatoginau. Nu, nieka, kaip čia. Bet paskui gal sužinojai. Jo. Tai, va. Tai tas klausimas reiškia, jeigu žmogus net nežino, kas tai yra klasė ir tokių klausimų neužduoda, tiesiog yra jis nepasirengęs daryti augimą. Tai nepasirengęs gal ne augimą daryti, gal nepasirengęs valdyti verslą. Ir mes tada su tavim labai gražiai dar pašnekėjom tame kontekste, kad aš tai valdau pardavimus, bet ne verslą. Tai čia irgi turbūt yra klausimas žmogui, kuris turi savo verslą, ką tu savo versle valdai. Ir ten, kur tu nevaldai, tai yra labai didžiulis potencialas. Nes iš tikrųjų po mūsų pokalbio aš apie tai labai susimąsčiau, kad jo, ten, kur aš nežiūriu, negalvoju, ten turbūt ir yra tos pilkosios zonos, kur laukia mano dėmesio ir tos dalykus besitvarkant augimas būtų didesnis. Pirmoji daly mes palėtėm, kad dažnai įmonės vadovai, savininkai tiesiog verslą valdo per tam tikrą zoną sritį, kurią išmano ir ten stiprina, o ten, kur yra pilkosios zonos, galbūt slypi potencialas. Ir tada tau natūraliai užduodu klausimą, o kaip tau atrodo, kodėl yra svarbu tą visą visumą matyti? Ir nuo kokios, nežinau, apyvartos, žmonių skaičiaus reikėtų pereiti nuo verslo valdymą kaip pardavimus ar ten, nežinau, kaip kaštus į verslo valdymą kaip visumą visą. Aš gal šnekėsiu Lietuvos, nu, kaip čia masteliais. Taip. Negalėčiau šnekėti ten pasaulio masteliais Europos, bet Lietuvos, tai ten, jeigu ten, manau, kad 100 ten plius žmonių dirba, tai jau nebegali sugebėti, nu, savo lauke, nu, matyti ir, kaip čia, valdyti, ne? Taip. Tada jau tu gaunėsi toks, kaip čia, sistema arba, kaip čia, situacijos jau tave valdo. Taip. Ja. Ir tada jau yra svarbu tas, kaip čia, kiekvienos ryties, ten finansai, rinkodara, sakykim, ten, ar ten gamyba, ar ten, nežinau, IT, tam tikrų sričių ir tas išmanymas. Nes kad tu galėtum, kaip čia, apjungti, kad padaryti visumą. Bet jeigu tu tik tai, sakykim, nu, pardavimus gerai išmanai, tau tas tinka, patinka, o gamyba tave, kaip čia, erzina, nu, tarsi, ateina kažkokios ten problemos, ten taip toliau, nu, tai tu paprasčiausiai nuo to šalinės, tai kaip čia tada situacija tai valdo. Taip. O kaip tau atrodo, dėl ko vadovai nelinkia matyti visumos? Kam yra priežastis, kaip tau atrodo? Juk tu iš tikrųjų per savo gyvenimą daug matei, daug matai
Ir kaip tau atrodo, kas vyksta su žmonėmis, kaip jie nemato ten, kur yra įmonės potencialas? Aš gal nešnekėsiu apie žmonės, aš gal apie save pašnekėsiu. Taip. Aš atsimenu, Rasa, kaip tu mane prieš metų jau gal 15, kokių daugiau gal, ne, kvietėjai pradėjai užsiminėti, pavadinkim ten psichologiją, ne, kad visiems būtų suprantam. Ir tu mane kvietėjai atvyko, čia kažkokie lyderių kursai, ne, ir tu čia kažką išmoksi, sužinosi, visą kitą. Nu tai tu mane kažkur, nežinau, kokius 5 kartus tikrai skambinai ir kvietėjai, ne. Ir aš kažkaip, po to sakiau, gerai, čia vien dėl to, kad mes esam jau 30 metų plus pažįstame, aš kaip ateisiu, ne. Ir atėjęs aš, kaip čia iš nuostabos, sužinojau, kad, žiūrėkit, netgi yra, kaip čia galima sužinoti, kaip veikia mano smegenys, ne, kaip aš čia mąstau. Man tai buvo, kažkas tai, nauja, ar ne. Ir nuo to laiko žmogus pradeda keistis. Aš irgi pradėjau keistis, ar ne. Ir kodėl aš, iš karto ten nepriėmiau, pavyzdžiui, tokio sprendimo visą kitą, nes pačiam keistis, pačiam atrodo, kad, ten tu pats teisiausias, ten viską žinai ir visą kitą, ne. Tai kas ateina pas mus, pavyzdžiui, vadovus, į akcininkus dažniausiai, ne, ateina, kurie, kaip čia, ego didžiausias, ne, gal taip galima būtų įvardinti vienu žodžiu, ne? Taip. Nes, be ego, sakykime, be užsispyrimo, be tokių, kaip čia, rizikų, tu nieko nepadarysi, ne, kas yra ego, tai ego jau vien yra labai daug apribojimų, ar ne, tai aš viską žinau, jau, paimkim tu patį pirmą tokį apribojimą, ne, tai reiškia, neleidžia, kaip čia, daugiau sužinoti. Taip. Tai tada visi žmonės, pavyzdžiui, aš su partneriu daug metų dirbau, jam patikdavo labiau ten eiti parduoti, santykius daryti, man labiau ten gamyba patiko, ne? Ir mes kažkaip tai, kartu dirbam, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vienas kitą papildome, ne? Bet jeigu paimti vėlgi tada vadovą, ne? Tai vadovas neturi tokios galimybės, jisai taip susirenka, yra visa komanda, bet jisai negali. Jeigu jis yra labiau pardavėjas, ne, tai jisai vis tiek turi girdėti ir suprasti gamybos žmogų. Bet taip. Jeigu jisai turi apribojimą, buvo pas mane ne vienas vadovas, ne, kuris, kaip čia, pardavimai, ne, pardavimus skatina, o visi kiti ten, kaip čia, nesvarbu, kad tenai pardavėjai broką negali parduoti, ne? Taip. Tai kaip ir čia, taip pas mus, pas kiekvieną yra apribojimai. Ir ką žinau, jeigu su tais apribojimas nedirbti, jų nepašalinti, tai tu matai tik tai vieną pusę, stipresnę pusę, o nuo kitos pusės tu visą laiką šalinės. Ja. Tai ar aš galėčiau taip apibendrinti, ar įvardinti, kad jeigu yra ta mąstymo klaida, kad gilinuosi tai, ką išmanau, tai siejasi su mūsų tam tikrų psichotipų greičiausiai ir ten, kur man neįdomu, sunku, kur mano yra augimo potencialo, tiesiog aš į tai nežiūriu ir turbūt greičiausiai, kad bijau, tas yra angliškas išsireiškimas susifeilinti, ne? Nežinau, vis tiek mes, kaip čia, mylim vienus žmonės labiau negu kitus, nors psichologai šiandien šneka, kad, tau reikėtų labiau tų, kurių tu nemyli, ar ne, su jais, kaip čia tada labiau atskleisi savo ten kitą pusę, ne? Bet čia, žmonės. Mūsų laida labai pasisuko į tokią verslo psichologijos pusę ir noriu tau dar tokį klausimą užduoti. Žmonės klausosi, galvoja, gerai, aš galbūt irgi savo verslą ar įmonę matau šiek tiek fragmentiškai arba į tam tikrus dalykus nenoriu žiūrėti arba tam tikriems dalykams tiesiog laiko man neužtenka. Juk irgi, ką mes nenorim žiūrėti, tai mums laiko tam neužtenka. Kaip tau atrodo, nuo ko vadovui ar verslo savininkui, ką jam reikėtų pradėti daryti, kad pradėtų jisai keistis? Kad
pradėtųsi išeiti iš tos būsenos, kad gilinuosi tik tai, ką išmanau. Kaip tau atrodo? Nežinau, nėra Galvo recepto. purtai. Nėra recepto. Na gal neįsižeis viena jauna moteris, jeigu aš šiek tiek, kaip čia papasakosiu, paskutiniu metu mes kalbam irgi apie verslą, ne? Aš bandau parduoti idėją, kad tu pats turi pasikeisti, tada keisis ir kiti dalykai, aplinka, sakykime, ar tas verslas, ne? Bet nesakau, kad man nesiseka parduoti, ar ne, bet tai užima tikrai daug laiko žmogui tą suprasti, kaip čia perlipti per tai, ar ne, ir pradėti dirbti su savim. Nes tai yra, kaip, nežinau, Rasa, kiek tu metų čia užsiminėjai psichologiją, verslo gal psichologiją irgi, ir kiek firmų pro tave praėjo, ir tas pats, Joko packaging'as irgi pro tave praėjęs, ne, tai turbūt, kad, gal 10% pasikeičia, gal 20%. Žinai, aš savo vieną iš atsakymų esu atradus, dėl ko žmonės nesikeičia, arba kodėl jie net neina ten, kur yra galimybės keistis, jiems tiesiog trūksta tam psichinės energijos. Jiems tiesiog trūksta energijos daryti pokytį, nes daryti pokytį tai reikia energijos. O šiuo metu esanti negatyvi aplinka, jinai dar labiau, jeigu mes dėmesį labai kreipiame tai, kas vyksta aplinkui ir tą negatyvumą visą įsileidžiam, tai mums dar labiau trūksta tos tiesiog psichinės energijos. Pirmiausia, žmonėms reikėtų sustiprinti save, kad jie jaustųsi, kad turi energijos. Kaip turi energijos, tada jau kelti klausimą, tai kaip aš noriu keistis, į ką aš noriu keistis. Gvidai, mūsų laida ateina į pabaigą. Ką tu dar norėtum pasakyti, ko jautiesi nesi pasakęs? Kokia tau dar mintis ateina? Nežinau, pasaulis gražus, viskas gerai. Tas, kas šiandien vyksta į gerą. Taip. Aš šiandien iš mūsų pokalbio išsinešu įžvalgą, kad ten, kur mums trūksta visuminio mąstymo, į ten, į ką mes nežiūrim, ten tikrai yra didžiulis potencialas augimo. Ir kadangi mes žmonės taip esam sutverti, kad įvairiais gyvenimo etapais vystomės, tai ten, į ką mes nežiūrim, tai greičiausiai yra mūsų vystymosi potencialios galimybės. Ir tam, kad mes galėtume žengti žingsnį į tą nežinomybę, tiesiog reikia turėti daug psichinės energijos, kuri randasi, kaip mes matome pasaulyje, daugiau grožio, estetikos, gerų dalykų.